Sveiki žvejai! Sveiki! Na, kaip matote, šiandieną viešiu vėl pas Arūną, tik šį kartą mūsų rankose ne plūdinės meškerės, ne dugnės kaip įprasta, o spiningai. Įlindom į brytkelnes, nors laukia šiandieną ir karšta diena, tačiau ankstyvas rytas yra pakankamai dar toks malonus žvejybai įlindus į brytkelnes. Ir tema šiandieną mūsų bus tokia labai paprasta. Visgi atostogos, daug kas atostogauja ne vien tik prie ežerų, bet prie upių, taip kad nenorime nuskriausti ir upės mėgėjų. Ir bandysime šiandien su Arūnu praseiti Nemuno krantu ir nežinau, kas kimba, Arūnai, pagaut bile ką, kas svarbiausia. Kas kibs, tą gaudysim. Taip, pasiskirstėme su Arūnu užduotimis. Arūnas šiandien testuos ir bandys sugauti žuvis vobleriais, na aš pasirinkau guminukus. Man kažkaip artimiau dušiai guma, Arūnui, kaip minėjau, vobleriai ir pažiūrėsime, kasgi labiau veikia šiuo metu laiku, ar vobleriai, ar guminukai, kokia skirtinga žuvis gaudo. Išbandysim, žodžiu. Vienu žodžiu, laukia tikrai įdomi žuklė, įvairi, didelių užduočių nekeliam, tačiau, manau, vieną kitą Nemuno žuvelioką iškrapštysime. Kaip dabar, Arūnai, nuo ko pradedam? Pasroviai leidžiamės. Nuo bridimo į vandenį. Leisimės pasroviai, kaip suprantu. Jo. Dar neturi. Turiu jau. Ešeriokas ar šapaliokas, dabar nematau. Ešeriokas. Pirma žuvis. Velėtinis reinsiukas. Viskas tvarkingai. Trečias metimas. Matote, žvejyba vyksta visa pasroviui. Tiesiog einam, metam šiek tiek įstrižai srovės ir leidžiam gražiai. Ir čia, kai yra pirmas krantas ir išgraužta būna, dažniausiai lydekos, kitos žuvis mėgsta prisispaudusios būti prie to išgraužto krašto pasislėpusios ir jos išeina arba į sėklių pasimaitinti, arba ten laukia grobio. Vat pirminis toksai patikrinimas pirmo graščiuko. Oba. Daug peikis. O, specas. Iš karto aš su savo ešeriukais. Kaukšt iš karto. Konkreti lydeka.
Na va, tikrai smagus pusvalandukas ir gražios žuvis. Fantastika. Nu va, pabėgo, nereikėjo nei paleisti. Keičiu gumą. Įdomumo dėliai. Ant šitos kimba ešerėjai, čia pasidėsiu. Pabandysim tokią tamsą kažkokią tai galbūt. Įdomi tokia spalva. Labai tokia jau deranti prie Nemuno vandens. O, kaip gražiai blizga. Tiesiog aš manau, kad tikrai neatsilaikys čia koks nors dryžuotasis. Opa, turiu. Ir šįkart tikrai ne ešeriukas. Opa. Gražus standartas. Algi, tu įnešė. Gal išeis, palauk. Žinai, su guma ne su vobleriu. Ai, atitrūko. Kažką turėjau įdomesnio irgi, guminuko ir atitrūko. Įnešė į kažkokį tai įtarių kraštą, tą breuną. Numovė gumą. Opa. Yra? Yra. Nu, tu duodi čia šiandien. Kol kas vobleris tvarko guminuką. Padėsiu tavo rūmę. O, žiūrėk, kaip vos. Už Įlupytę. Jo. Žiūrėk, koks nedidelis masaliukas, bet kokius lydekas. Matai, iš ryto šviesų ėmė, dabar geltona, saulė išlindus. Nu, visada aš gelsvą dedu, kai saulė lenda irgi. Nu, arba masalą, ar guminuką, ar voblerį. Taip, kad pastebėjimas, kas nori pagauti ešeriukų, pamikrint, kaip aš darau. Prašau, Nemune ne problema, įsega ir lydekaitė. Kas nori daugiau lydekų, mažiau ešerių, tas gali gaudyti su vobleriu. Bet aš dar tikiuosi, kad dar kartelį iššausiu ir su guma. Perindėjom su Arūnu į kitą vietą ir nusprendėme, kad mums ant saulės nevertėtų ten per daug kalbėti apie masalus. Atsiradome pavėsį, taip kad puikia proga ir šiek tiek Arūną pakalbinti. Kokiusgi voblerius, kokių atspalvių reikia naudoti Nemune, norint pagauti kešrį, lydeką, šapalą, nesvarbu, kurie čia įdomiausi yra atspalviai. Marijos gamui šiaip visi atspalviai geri. Tiek natūralūs, blizgantys, tiek matiniai. Čia viskas priklauso nuo to, kokia diena, ar jinai šviesi, saulėta, ar vanduo tamsus, priklauso nuo to. Reikia turėti bent jau
keletą to pačio modelio, keletą spalvinimų, kad galima būtų sėkmingai gaudyti visokį orų. Marijos krankai geri tuo, kad jie padaryti neriantys į visokius gilius. Yra 0,8 metro neriantys, 1,5 metro neriantys, net ir paviršinių yra. Taip, kad galima parinkti pagal žvejybos vietą labai tiksliai, užnardint, paduot žuviai tiesiai po nosim. Šapalam geriausiai tiktų krank tipo vobleriai, bet kaip matėt ir lydekos neatsisako jų. O lydekom šiaip tipiniai lydekiniai daugiau pailgesnės formos, tokie arba didesni biški. O spalvos irgi tas pats. Tas pats, tos pačios kaip ir kranko. Nu, kalbant apie guminukus, visi matote, yra tokie plius minus natūralesni, nėra riekinčių. Kažkokių tai morkinių, salotinių, taip vadinamų pink kažkokių tai atspalvių. Visi tokie daugiau matiniai, šiek tiek į rudumą, į tokį raudonumą. Violetinis irgi puikiai veikiantis masalas, natūralus. Šiek tiek natūralumą, tačiau reikia nepabijoti turėti keletą vienetų ir tokių, kažkokių tai ryškesnių atspalvių šiek tiek. Diena dienai vėlgi nelygiai, iš tikrųjų, jeigu būtų apsiniaukę, tai gal čia naudotumėm ir vėjas visiškai kokius ryškalus, gaudant lydekas. Aišku, ešeriukai labiau mėgsta čia natūralesnius atspalvius. Lydekom gal šiek tiek griežtesnio reikia, man tai labiau sekėsi gaudyti su natūralesniais. Ešeriukai kibaliojo pradžioje. Neaišku kaip diena, bet man atrodo, kad saulė čia niekur nepasislėps, taip kad šiandien visą dieną atspalviai liks tikrai vienodi. Taigi keletas tokių pastebėjimų, pakuojamės, brendam į kitą vietą. Yra. 300. 30. Moku ir ešerius gaudyti. Kad nelabai, Arūnai. Nelabai mokyti ešerius gaudyti. Wobleris lydekai. Nesvarbu kokio dydžio, bet lydekai. Mano rankose yra Reinso naujiena. Nuo šių metų nauja išleista guma. Toks twisteriukas su dėmodegytėm, panašus į kažkokį tai gyvį. Tai savaime suprantama, jų spalvų bus įvairesnių. Mano rankose kol kas yra tik šita salotinė ir dar tokia žalsva. Ir aš manau, ypatingai ešeriams tai čia turėtų būti bomba. Mekne, Arūnai. Ne. Man šiandien lydeko. Arūnas šiandien nusitaikęs visas lydekas Nemuno išgaudyti. Ne kokį įrankį pasirinkti, gaudant nuo kranto Nemune.
bent jau su, kaip aš dabar gaudau, mikromasalais arba nedideliais obleriukais. Taip, jeigu paprasčiausiai ežeruose spiningaujama arba gaudama mikromasalais, nedideliais masalais, tai įrankio ilgis iš valties renkamas apie 1,80 m iki 2,10 iki 2,20 m. Na, Nemunas yra kitas, vis tiek yra dalykas, reikalingas metimas, reikalingas masalo pravedimas. Tai įrankis turėtų būti nuo 2,70 cm. Pas mane yra apie 3 metrai, išmetimas iki 10 gramų. Tai yra pats tas, mano galva, gaudyti Nemune su lengvais masalais, nemėtant didelių blizgių arba nestuksenant dideliais galvakabliais į dugną. Tai yra idealus variantas Nemune. Na, valas irgi turėtų būti plonas, nes vis tiek norisi gaudyti mažesniais galvakabliais, kad ne taip srovė veiktų, kad didesnis metimo nuotolis būtų. Gaudau su Gosin PE valu 0,6 diametro. Puikiai tikrai metasis ir su 5 gramų galva pasiekiu vidurį Nemuno be jokių problemų, netgi nereikalingas toks ilgas metimas. Metu vis tiek tikslingai tam tikrą vietą, nešvaistau be galvos kažkur tai vidurį Nemuno, ten žuvis tikrai nestovės, vis tiek glaudžiasi kažkur tai prie kliuvinių. Ir tikrai ir tvirtumo užtenka, ir metimo nuotolio, ir kontrolė masalo puikia. Ir savaime suprantama, sudėjus visus šios faktorius, žvejyba teikia puikų malonumą ir rezultatai, kaip sakoma, irgi. Opa, patys už save. Ai, pabėgo šneka. Na, va, dar vieną turėjau kibimą. Bet šiandien aš daugiau kaip į ešerius orientuotas, tai ešerinis buvo kibimas. Kas, lydekaitė? Ne, šiandien, Arūnai, tu nieko kito nepagausi per lydekų. Nu va, Sauliu, priėjom tipinę šapalinę vietą. Tokių vietų praeiti negalima, reikia būtinai jas patikrinti. Srovė išeina į akmenis, verčiasi per akmenis. Tokiausiose vietose dažniausiai šapalai būna. Saulė išlindo, tiks matinis, tamsus, neblizgantis Marijos vobleriukas. Na, matau, šapalinė vieta šeriai užkariavo. O kur šapaliukai mūsų? Kalbant apie pravedimo techniką, gaudant su guminuku, čia kalvų nereikia didelių, nuo 3 iki 7 gramų priklauso, aišku, nuo vietos, kur žvejojate. Nemunas yra tikrai nevienodas, tai giliau, tai sekliau, tai akmenai, kažkoks smėliukas. Tiesiog metame, pasroviui šiek tiek. Aišku, vėduoklės principu pradedu nuo giliau ir link sėkliaus judu. Palaukiu, kol nuskęsta. Ir iš pradžių guminukas pasiekia gilesnę vietą. Paprasčiausiai sukudžigauju. Ir kai jaučiu pirmus kliuvinius akmenukus, tada pradedu šokdinti. Aš ant jų ir įsivaizduoju, kad guminukas taip čiuk, gražiai į akmenukus bumsi. Ir imituoja kaip žuvytę besimaitinančią. Tokiais judesiukais pakilnoju ir gerai ir dugnas jaučiasi. Wolframinis galvakablis gerai skamba, jaučiasi kiekvienas akmenukas. Tokiu principu, jeigu yra akmenuota vieta, šokdinimas vyksta kuo sekliau, tuo tankesniais judesiais. Pavyzdžiui, į seklesnę vietą numečiau ir jaučiu, kad ten vieną akmenukai. Tai tiesiog dažnais miškeriko čia judesiais aš ir šokdinu per tuos akmenukus. Tai bent šiandieną visi kibimai. Na, su vobleriu šiek tiek yra kitokia
žvejybą, gal apie tai pašnekės Arūnas. Gaudant voblerių, metimai paprasti. Stačiai į srovę metam. Ar skęstantis, ar praplaukiantis vobleris nėra skirtumo. Duodam jam šiek tiek arba priskęsti, arba šiek tiek paplaukti žemyn ir paprastai sukam. Srovė viską daro pati už save. Labai kažko įmantrių nereikia judesių. Jeigu lėta srovė, galima pabandyti patvičinti šiek tiek. Greitoj srovėj nėra tikslo to daryti. Svarbiausia pasirinkti vietą, įsivaizduoti maždaug, kurioj gali stovėti žuvis. Pavyzdžiui, akmenukas, apvesti tą akmenį iš vienos, iš kitos pusės, kiekvieną kliuvinį ištyrinėt. Nes kiekvienas kliuvinys tai yra žuvies slėptuvė. Dar vienas ešeriukas. Nu ką, Arūnai, jau neįmanoma truputėlį gaudyti darosi. Gana jau. Šiandien baigsime žuklę, vakarinio nelauksime ir netgi važiuodamas į priekį man Arūnas tokią teoriją išvedė apie žvejybą būtent karštomis tokiomis dienomis Nemune. Taip kad iš vakaro netaip apsimoka, ne, važiuoti? Ne, ryte geriau. Vakare įšilęs vanduo, jos netokios aktyvios, šiltas per naktį jisai atvėsta ir ryte jau jos aktyvesnės būna. O šiandien ką, vobleris nugalėjo? Stambesnės lydekos, bet vien lydekos. Taip. Angumų, keletas lydekaičių ir ten krūva ešeriukų. Na ir kas atostogavote prie Nemuno ar kitos upės, tikrai įsimeskite, spiningai yra upėse ir karštomis vasaros dienomis ką veikti. Ačiū tavo, Arūnai, už žvejybą, visada malonu pas tave atvykti. Kviečiam. Visada su puikiais laimikiais liekame. O mes su jumis, žiūrovai, atsisveikiname. Susitiksim po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Iki.